Labas. Ar šventi savo gimtadienį? Labai greitai švęsiu savo gimtadienį ir nusprendžiau pasidalinti, kaipgi iš tikrųjų astrologiškai teisingai būtų švęsti šią dieną. Jų gimtadienis tai yra lyg mūsų asmeniniai naujieji metai, todėl jį būtina švęsti ir dar daugiau būtina švęsti ne tik patį gimtadienį, bet ir 12 dienų po pačio gimtadienio. Astrologiškai labai viskas elementaru ir logiška ir pateisina, kodėl būtent 12 dienų. Juk mūsų horoskope yra būtent 12 būstų ir jeigu mes atkreipsim dėmesį į šios būstus ir šias rytis 12 dienų po savo gimtadienio, tai būtų lyg, kad mes savo naujuosius metus įgaliname, paturbiname ir tikrai labai gerai pradedame. Tai ką, pradėsime. Pirmoji diena, lyg pirmas būstas, yra apie asmenybę, apie save, todėl gimtadienį būtinai švęskite ir skirkite šią dieną būtent savo. Nueikite į spa saloną, pasidarykite šukuoseną, manikiūrą, pedikiūrą, praleiskite laiką su savimi, su savo kūnu. Tiesiog mėgaukitės, nes tai yra jūsų diena. Antrą dieną po gimtadienio yra skirta finansiniai daliai, taigi paplanuokite, pagalvokite, pafantazuokite, ką jūs norėtumėte matyti atidarę savo elektroninę bankininkystę, kiek nuliukų norėtumėte matyti ir ką jūs galite padaryti tam, kad tokios jūsų svajonės išsipildytų. Labai palanku praleisti antrą dieną po gimtadienio su savo artimaisiais, su savo tėvais ir padaryti sveikesnius mitybos pasirinkimus, sveikesnius galbūt pietus, vakarienę ir vengti intoksikacijos. Trečią dieną po gimtadienio skirkite savo valios ugdymui, drąsai ir komunikacijai. Nueikite į sporto salę, pasportuokite, susisiekite su savo broliais ir seserimis, jeigu tokius turite, arba pabendraukite su jaunesniais draugais arba kolegomis. Komunikacija yra labai svarbi šią dieną. Galite leistis į trumpą, bet labai informatyvę, pavyzdžiui, ekskursiją arba kelionę. Ketvirta diena skirta būtent jūsų vidiniai laimiai ir jūsų namams. Todėl ketvirtą dieną po gimtadienio jūs galite pabūti namuose, galbūt išpuoselėti namus, nusipirkti gražią interjero detalę, papuošti namus, skirkite laiko artimiesiems, savo šeimai, būkite savo namuose, pagalvokite, kas iš tikrųjų daro jūs laimingus, kur slypi ta vidinė laimė, koks yra jos receptas. Penktą dieną po gimtadienio yra skirta laikui su jūsų vaikais, laikas jūsų kūrybai, jūsų projektams, jūsų verslo idėjams, todėl drąsiai rašykite norus susijusius su šia tematika. Taip pat labai palanku vakarą praleisti romantiškoje aplinkoje, pavyzdžiui, su savo antrąja puse. Jeigu tokios dar neturite, nieko tokio, galite praleisti labai gerą vakarą, tiesiog svajodami ir surašydami visus norus, kokie tai turėtų būti santykiai, idealūs jūsų santykiai, kas yra romantika jums ir būtinai šitie norai, svajonės išsipildys naujuosiuose jūsų metuose. Šeštą dieną, kadangi šeštasis būstas yra horoskope apie dienotvarkę, režimą, apie sveikatą, todėl labai palanku šeštą dieną po gimtadienio atsikelti šiek tiek anksčiau negu įprasta, galbūt pasidaryti mankštą, pasirūpinti savo sveikata, galbūt jūs galite suplanuoti konsultaciją arba vizitą pas gydytoją, pasidarykite rutininius darbus, sutvarkykite viską, tai ką jūs darote, nepraleiskite detalių. Jeigu nuspręsite šią dieną
labai gerai padirbėti, skirti kasdieniams dalykams, tai yra nuostabu, nes būtent šita diena tam ir skirta. Na, o 7 diena skirta pabūti su savo partneriu, antrąją pusę, susisiekti galbūt su savo verslo partneriais arba tiesiog pabendrauti su žmonėmis, nes tai yra 7 būstas ir jis būtent apie partnerystę, apie romantinę partnerystę, santuoką ir apie partnerystę verslo srityje. Todėl bet kokie kontaktai su žmonėmis yra labai sveikintini. 8 diena atsako už mūsų 8 būstą, todėl tai yra transformacijų diena. Labai gerai šią dieną atsisėsti ir pagalvoti, kokių galbūt įpročių jūs norėtumėte atsisakyti, kaip jūs norėtumėte save pakeisti, galbūt ką jūs norėtumėte pradėti daryti, koks žmogus turėtų būti jūs po metų. Tai yra puikiai diena būtent suplanuoti tas transformacijas. Taip pat labai palanku pasižiūrėti ir peržiūrėti, pavyzdžiui, paskolas, kreditus, viskas, kas susijęs su finansais. Na, o 9 dieną jūs galite suplanuoti mokymus ir mokslus, jūs galite suplanuoti keliones į užsienį, galbūt kažkokias tai konferencijas, kuriuose jūs galėtumėte susitikti su mentoriais, su autoritetais, kurie jums padės toliau augti, plėsti savo pasaulėžiūrą. Piligriminės kelionės irgi yra nuostabus laikas planuoti arba net vykti būtent į tokias keliones, kad jūsų pasaulėžiūra, pasaulio supratimas plėstųsi. 9 diena būtent apie tai. Na, o 10 diena, kaip 10 būstas, yra skirtas karjerai, socialiniai statusui. Tai būtinai, jeigu dirbate iš namų ir turite galimybę, pavyzdžiui, nuvažiuoti į ofisą, pabendrauti su savo vadovais, būtinai tai darykite būtent 10 dieną. Suplanuokite savo karjeros perspektyvos, kaip jūs galite kilti karjeros laiptais būtent šiais metais, ką jūs galite dėl to padaryti, kad jūsų socialinis statusas pakiltų. 11 diena skirta mūsų draugams, socialiniams ratams, bendravimui su vyresniaisiais ir taip pat norų sąrašui. Todėl būtinai skirkite laiko pagalvoti, paplanuoti, ką jūs norėtumėte. Galbūt jūs galite skirti laiko padaryti norų žemėlapį, kuris būtinai išsipildys šiais metais. Ir 12 diena po gimtadienio skirta jau būtent vidiniam jūsui, pasauliui, kai jūs galite išeiti, pabūti gamtoje, pabūti galbūt vienatvėje, pamedituoti. Labai nuostabi rekomendacija yra praleisti laiką su savimi, galbūt kažkur tai prie vandens telkinio. Tai galėtų būti tiesiog upeliukštis netoli jūsų namų, arba jeigu jūs gyvenote prie jūros, tai yra tiesiog nuostabu išeiti ir paklausyti jūros ošimo, pabūti su savimi, su savo mintimis, ir tai būtų lyg tais, tas įkvėpimas prieš didelį startą, prieš jūsų namus, naujus metus. Ir jeigu jūs prieš gimtadienį jaučiatės šiek tiek neturintis energijos, lygtais trūksta jos, tai yra labai natūralu, nes būtent per gimtadienį vyksta lygtais toks baterijos pakrovimas, recharge'as, ir porą dienų, netgi mėnesių iki gimtadienio tikrai galime jaustis šiek tiek prasčiau, silpniau, bet tikėkite, kad pakrovimas tikrai įvyks ir jis prasideda nuo būtent pirmos dienos. Taigi visus, kurie dar švęs savo gimtadienius, labai sveikinu su šita nuostabia švente ir tikiuosi, šis video buvo jums labai naudingas ir palankus, ir jūs naujieji metai, asmeniniai naujieji metai bus tiesiog nuostabus.